išblaškys pasaulis mus. Aš nebeklausiu liauno lino, kas laimę bėgančią. Ir sėdon ir kaimiečių. Čia iš tikrųjų esam tokį jausmą turim, kad miestiečiai. Ne miesčionis, bet miestiečiai. Ir Mažeikių rajone ir du miestą. Veikšnė ir Seda. Rudenį tos grūdos ir dalėna, pavasarį dalėna, rudenį jau spėlius lyja. Pamato tą pačią vangelę. Jeigu dar po kelių metų atvažiuosit, čia turėtų būti graži teina. A jūs tarp savęs esat pažįstami ar tik šiandien metų? Esat kai kurie. Šiaip nelaba, ne? Tai va, dabar noriu paveldėti, kalbu jūs čia matot, ar šypsoties, ar po nes būsi šalkiai. Gospodinė gero vyro žmona, jis suspaudė saldų sūrį su visa smetona. Oja, 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 jis suspaudė saldų sūrį su visa smetona. Prireikėjo gospodolį į turgų važiuoti, sūris buvo nesudžiūvęs, negalėjo duoti. Oja, 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 sūris buvo nesudžiūvęs, negalėjo duoti. Kad reikės sočiai pamaitinti daug žmonių, kad išleistumėm į darbą. Kiauti, arti, kolti. Košį ir verdam posį bulvių, posį miltų. Visus budrums ir plakų, kad nebūtum kumuliukų. Jeigu norit pajuosti košės skanumą, jokių būdų nesumaišykit kavau. Reikia šaukštą pamirkti, pamirka į taukus, dėti vorką. Tada kavinį rūkštą peina ir užkošti. Ir vėl košė peina. Paimkit košės ir į vorną. Tada rūkštą peina. Nesumaišykit. Jokių būdų. Nuo krašto pamirkai. Dabar į vorną. Ir kad nedegtų greitą prikodinį peiną. Košė ir valgoma karštai, tu jau regėt peiną tų šaukštų, o vorną neišdegtų. O tai nebus skanės. Kaip vadinasi? Pusvarškoni košė. O jum jau atnešė Jurgina. Čia vadinas keptas Jurginas. Labai panašus. Kodėl Jurginai? O tas šuva vasarmadis ėmė ir suėdė. Gaspadoris dėjo šunį iki kiemo vartų, gaspadinė susijėtus juo 10 kartų. Oja, 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 gaspadinė susijėtus juo 10 kartų. Valgykite ir pajausit medinį baroką grožį. Tai viena gražiausių medinių barokinių bažnyčių Lietuvoje. Ir aš sakau, tai ne iš patriotizmo, o iš tikrųjų kelių. Jeigu sakiau, kad mažojo bažnyčio po 3 altoriai, tai čia ir peina. Visų altorių viskas ir iš medžio. Pažiūrėkit, kokia yra žyba. Kiek turėjo būti su skoniu, su savo amato meistrystė žmogus, kad šitokį grožį sukurtų.
Saukatas buvo išgelbėt Kalvarijos. Kalvarijos kuniga išslapstė Samuelis Saukata visus 4 metus per karą. Kalnus yra einama po mišių, bet jeigu nori, gali eiti bet kada, jeigu susidaro grupelė žmonių, kad einu giedoti ir atsekti kur eiti. Tiesias vieškelis baltas tolyn, žvilgsis snaigės ant medžių šakų, nebežvelgtų daugiau praeitin, tegu gęsta tamsa jau tegu. Snaigės baltos ir žemė balta, raibsta akis nuo balto dangaus, tau patinka širdis nekalta, snaigė virsti ir jas užėsiu gaus. Snaigės baltos ir žemė balta, raibsta akis nuo balto dangaus, tau patinka širdis nekalta, snaigė virsti ir jas užėsiu gaus. Kabinamės, mažėsim ar apkabinsim. Aukštai čia ir pakelsim. Gerai. Jungitės į grandinę. Stok ant akmenėlio, sėsk ant žirgelio, josim mudu į ganyklą ganyti žirgelių. Ram tradralelele, ram tradralelele, josim mudu į ganyklą ganyti žirgelių. Žirgelius ganysim, ugnelę kūrensim, žalių rūtų vainikėlį ugnį sukūrensim. Ram tradralelele, ram tradralelele, žalių rūtų vainikėlį ugnį sukūrensim. Krenta miglelė, krenta raselė, krenta ir mano mergužėlės graudžios. Apkabino? Pilvus ir pažinau, dar nebijau, bet pažiūrėsim. Pilnai, pilnai. Pilnai? Va, kaip fain. Netoks jau jis ir didelis. Pilnai apkabintas. Galiu. Stok ant akmenėlio, sėsk ant žirgelio, josim mudu į ganyklą ganyti žirgelį.